Turim tokį rytą, atsikėlėm šiandien 5, iki pusės 6 pragulėm, nes pliaupė lietus. Da susipakavom, mūsų čia potas ir į kelelį, nes labai šalta šlapia ir turim spėti laivą. Da turim spėti perbėgti 10 km į kalną aukštyn žemyn aukštą. Ir vakare 5 val. Spėti kitą laivą. Tai va toks situationas. Sėkmybės palinkėkit. Ai, pradursi mano kuprinę. Viskas jau susipykę, jau nepatenkinti. Ko prasme susipykę? Tik išsikraustėm iš lietaus rūbų. Ir vėl debesiukas atslenka. Bet nieko, gal nesirengsim šį kartą, ne? Gal nesirengsim lietaus rūbų šį kartą? Na gerai, rengsime. Šiandien tokie keliukai pas mumis į šitą. Jau turim 2 kilometrus. Turim labai gerą vietą, turim vartelius, turim namuką. Turbūt pasičiausim arba patys irkluosim. Gal paliktas, nežinau. Turim valtelę, lieptelį. Bet vėjas iš priekio, tai manau, kad plauksim su laiveliu. Lauksim taksi. Labas rytas. Jau sveikiname šiandien. Šiandien jau sveikiname. Ja, dabar jau viską, mes jau atėjo 5 km. Taip. Pusryčiaujam. Gal mikrofoną reikia? Verdam. O Jėzu, žiūrėk. Kas? Aš kaip būčiau. Eina garas. Matė, važiuoja. Aš žinau, man irgi tas pats. Jeigu ką. Nes mes sušilę, įšilę. Kiek laipsnių dabar? Kiek laipsnių. Taigi. Oi. Žodžiu, esam labai fainai vietelį. Šilta, nuo vėjo pasisietę. Kaip rūkstu. Košę. Geriame elektrolitus. Mūsų košę su daug cinamonu. Ir turim labai gražų vaizdelį pro langelį. Ten turi atvažiuoti mūsų laivelis, matas jau pakėlė raudoną vėliavą. Tai tikėkimės geriausio, kad nereiks šiandien patiem irkluoti. Aha, pilna chebras. Mes irgi plauksim valtelę. Pasiruošęs? Det vill det vara, eller? Ja. Bet vanduo labai spännande. Jag inträffade idag igår. Igår? Igår. Ja. 6-tiden igår. Kaip kukulis. Kas yra? Pirštinės šitas.
Kęstutis pliaupia. Mes iš laivelio išlipę. Eisim susimokėti, pasiklausti dėl sekančio laivelio. Ir gal lietpučius norėčiau nusimti. Šlapė lyja. Laivelį tai šalta buvo. Vėjas pūtė stiprus. Vis tiek ir plaukių ir ežeras. Plaukte būtų turbūt sunku buvo praplaukti. Tai va, tokias tas biškai kamštis strigėsam. Priekį susižalojęs kažkas tai. Bet jau civilizacija bent jau šiokia tokia. Pirmą ką matom. Jeigu nebūtume tiek maisto prisipirkę, tai čia būtų vieta, kur būtume pildę atsargas. Na, apsišopinom. Nusipirko meistė, susimokėjom už... Na, iš čia turim tokią parduotuvytę mažytę. Yra tik tais alaus, Coca-Colos nėra, tai mes liūdim. O kur tai eina? Oi. Gerai, galim greičiau eiti, aš jau sulyt baigiu. Negalim, nes aš dar nepasiruošiu. Aš net nežinau, kur man dabar tas pirštinis. Turi kišenę. Ja, mes vakar va čia nusileidom per tą plyšį. Kažkur per žiriuką perplaukėm. Tenais yra viršūnė skierfė, kurią žadėjom lipt, bet 7 kg į vieną pusę, 7 į kitą mes biškį laiką taupom. Tai ir plus debesukai. Gali būt, kad nesimatyšim, toks bjaurus oras. O toliau tai palauk, į kurią pusę reikia. Tai va čia turėjom ryšį pirmą kartą. Atsiuntėm fotkių, pasiskambinom, prisidavėm, prisakėm laivą. Lipam dar į kalną. Net šilta pasidarė išgirdus Oi. šeimos balsus. Gerai, viskas šiaušiam. Vėjas iš priešos. O, Monikos nebėra. Kur Monika? Čia sniegas pirmasis, kurio arčiausiai esam. Užlipom į kalną. Čia matys turbūt. Koja. O jis negali mūsų užpult? Ten kažkur yra daug elnių. 2 didžiuliai būriai. Wow. Kaip ir įpusėjom viršų. Matėm elnių. Dabar tai lietus pila, vėjas pučia. Gerai, kad su lietvarčiais. Tai ką pasakysiu prieš kamerą, gerai, kad kažkas įkalbėjo šitas pirštines nusipirkti. Pagaliau matom kitą ežerą. Juo šį vakarą plauksim. Tai kaip ir leidžiame žemyno kalną. Bet vėjas priešinės pučia. Apsirengę su striukiam, su viskom. Kaip ir gyvenam. O mes čia turim nubenzent ir mūsų valtis plukdys. Į šitą ir šitą daubą rytoj va eisim. Toksai planiukas. Monika šiaušia, nestoja, vėjas šaltas pučia. Bet nieko, jau įpusėjom. Dar daugiau truputuką šiandienos maršrutą. Kojos gyvos. Viskas gerai, neskauda nieko. Vakar sunki diena buvo kažkodėl tais, bet 25 įvarėm, tai gal dėl to. Kur sniegas? Gerai, lekiam. Lekiam. Kol nesužinau.
3,5 kilometrą. Nueisim 2 valandą, laivukas 5 valandą. Valgysim pietus. Vakarienę. Ne, vakarienę gal kempingę savo. Ir gausim pailsėt. Baigės vėjas, jau va, šortukai. Vėl į trasą. Pirštinių irgi nebereikia. Sustriukyta taip pat tas dabar. Ventiliacijom prasektom. O, kokios mėlynės didelės. Kokio didumo. Kur dar? Štai noriu. Mėlynė. Bet yra vat juodas, va šitas. Vat ar čia mėlynė? Mėlynė? O, dabar įeinam jau į miško zoną. Net žemėlapį nupaišyta jau žaliai jinai būna. Ir va kaip pasikeičia pirmi medeliai ir viskas. Prasideda miškas. Prašau, va. Oho. Čia jau joninių laužas bus. Kur? Ne, manau, tualetas. Mes jau plauksim. Saulytė šviečia, ateina debesis. Oi, ten šis
Einam pipirę. Labai sakė Monika, kad greitai plaukiam. Tai ne aš viena, tavrasi, net vyras, kuris sėdėjo priešais mane, kai pradėjo stabdyti tą laivelį, aš jau, atsipučiau, iškvėpiau, atsisuku į vyruką ir aš matau, kad jis lygiai taip pat iškvėpia taip stipriai kaip ir aš ir tada galvoju, ai, tai čia ne vienai man tai baisu. Mes čia taip žygiuojam, kalniuką priešais turim, lipsim pro jo šoną. Kaip ir gražu viskas, saulytė šviečia. Bet pažiūri į kairę ir kitam to kalniuko šone uraganas. Tai va dabar dilemą sprendžiam, ar pereis per kalną į mūsų pusę, ar liks savoj pusėj, nes čia tai visai niekur debesiukai. Mums dar kai 4 kilai šiandienai, kia valandėlę paėtume visai. O, mumis jau mergičkos vėjas. Turim kolegių, jau pas su mumis antrų laivukų šiandieną plaukia. Kažkur į tą pačią pusę eina. Nu, toksai maudynam pats tas būtų. Šiandien vakaro mūsų miegojimo vieta. Tai va, tenai tolumoje šviečia palapinė, tenai 3 žygeiviai taip pat matos ieško vietos ir čia 2 mergaitės turbūt irgi šiąnakt miegos. Tai principas kodėl? Tai dėl to, kad mes esam ant kalno ir čia gaunasi tokia įduba, kurioje nebėra to tokio vėjo, tai tokia labai gera miegojimui vieta. Tai labai džiaugiamės, labai gražu, labai gražiai upelis teka, tai pasisekė. Laiku visai atėjom. Tik reikia į kalną nužlipt pasisiot 20 metrų, nes ten turim svečių. Ir čia viskas lygų, nėra kažkur pasislėpt. Tai va tenka. Mane ką tik matei taip, kaip aš būčiau atrodžiusi, jeigu aš būčiau šitam žygiai neturėjusi lazdų. Tai linkėjimai mamai. Linkėjimai mamai. Super. Vakarienė link virimo. Ir tada turime pasirinkimą šiandienos maistų. Ką rinksite? Dar lašiša. Čik. Nežinau, lietus krapint pradeda netgi. Tai va tokia situacija. Mes taip pat šitoj duobutėj buvo saulytė, bet atsilinko debesiukai. Timinėjai iš manęs maistą. Mes šį kartą palapiniai valgom. Kas tas rutuliukas buvo? Mėsytė turbūt. Šitas meatballsas. Pas mane šiandien yra minced beef hot pot. O pas Moniką yra cashew nasi, nežinau, net kaip tart. Normaliai, tai vat. Bet tavo skanesnis. A ne? Tavas tai ryžiai, kažką aš su paragausiu, pato dabar dedu. Bet, nėra blogai, žinai. Na, bet tai skaniai. Tai vat, šiandien palapiniai valgom. Prižygiavom, rytoj atsikeliam ryte, iki 5 vakaro turim nueiti iki laivelio. Perkeliai, iškart į autobusą sėdam 30 km. Rytoj? Jo. Atrodo, pirmą kartą girdžiu, vis 4 kartus jau tarėmės. Man maišosi jau viskas. Taip, bet vakariniausiu žiauriai karšta, dar aš negaliu valgyti. Aš galiu valgyti. Nu, Žiauriai geras. Keičiamės kažkaip. Parodyk savo. Taip ir gyvenam jau. Apvalgyt berniuką nori.
Vėl bulvių košė čia ta tavo. Aš tai būčiau pastą vėl ėmęs, bet norėjau ką Jo, nors bet granai bulvių košė. kitą pabandyti. Tai žodžiu, viskas gerai. Pirmi elniai, kurios sutik... O, ten ir sniegas matos. Ir jis taip arti mūsų. Jau buvo sniegas, tu rožius. Vau. Nebelinksma.